Apžydėjo jotvingių ainiai nuo Sūduvos piliakalnių, užgesusią ugnį įpūsti ir atneša dainą, mūsų protėvių amžiną giesmę, skambėjusią Šurpilų ir Eglinės piliakalniuose ir dabar dar neužgesusią, po sunkių darbelių džiuginančią sielą. Ketvirtasis folkloro festivalis. Kokia buvo pradžia? Tai prieš 4 metus kilo mintis Alnos vadovui Vytautui Batvinskui suruošti folkloro festivalį kaip atsvarą visiems estradiniams ir kitiems ansambliams, kurie pasirodydavo vakarinėme koncerte, nes mes prisimename praeitį, kada po atlaidų visi susirinkdavo prie Punios ežero ir ten vykdavo tokia liaudiška vakaronė. O persikėlus šičia jau tos vakaronės neliko ir lyg ir to liaudiškumo gražoje liaudiškoje šventėje jautėme, kad vis mažiau. Tai būtent čia buvo tokia ir mintis, kad pradedant tą visą vakarinį koncertą pradėtum šiek tiek folkloro susipažinti. Pasakyti apie šių metų festivalį. Šių metų festivalį ruošiame labai sunkiomis sąlygomis. Mūsų draugija šiuo metu savo sąskaitoje neturi visai pinigėlių, kadangi neperėjo nei vienas projektas, o pasirodo, kad esant kriziniai situacijai iš Lietuvos niekas negali atvažiuoti, jeigu jiems neapmokėsime kelionės, taip kad neturėjome vilties daug pasikviesti. Bet pavyko labai lengvai prikalbinti Kuršėnų tautodailės ir amatų centro direktorę, kuri ne tik tai vadovauja šiam centrui, bet taip pat turi sukūrusi ir tautodailininkų ansamblį, kurie 2 dienas dalyvaus mugėje, bet taip pat 2 dienas dainuos, šoks ir gros. Paklausiu tėvelio, kiek man paskyrė dalelės, 300 rublelių ir bėra žirgelį bus gana. 300 rublelių ir bėra žirgelį bus gana. Aisiu, paklausiu močiutės, kiek man paskyrė graitelio, 3 margos skrynelės baltųjų drobelių bus gana. 3 margos skrynelės baltųjų drobelių bus gana. Pasikvietėme Lankupą iš Vilkaviškio, kur jiems kažkaip surasime pinigėlių, o labai norime pasidžiaugti Vilkiautinio ansamblio iš Vilkiautinio nuo Liškevos, kur moterys labai norėjo atvažiuoti į mūsų atlaidus ir jos pačios surado lėšų, susimetė tiesiog, pabuvojo mūsų atlaiduose, sudalyvavo procesijoje ir pasiruošė programą apie žolynus, apie tą laikotarpį jau rudenį. Kur nakvoja šią naktelę, oi
gyroj, ore granat I vovaldas pogalvelnas. Oili, oili, oili. Kasmet pasirodė mūsų krašto folkloriniai ansambliai. Taip, tai jau įprasta, kad gimtinė Alna Šalcinukas yra tie vedantieji, mes šiemet pasistengėm lyg ir į vieną programą juos labiau suburti ir padaryti tokią lyg ir įžangą šio festivalio. Kaip švęsite penkmetį, būtų kur kas geresnės sąlygos, kad toji krizė, kuri mus slegia, jau dingtų. Mes irgi turime viltį.